Taigi, šiandieną mes naudojame kitokią Bibliją. Jeigu kažkas video žiūri juodą, naudojam Bibliją šiandien. Karaliaus Kundroto nevertimą. Dariaus Kundroto, kur yra King James vertimas, Karaliaus Jokūbo vertimą. Jeigu kažkas skaitys Bibliją savo ir neras tokios eilutės. Gerai, atsiverskime mes psalmę 16. Psalmė 16. Pas jūs yra psalmė 16 Biblijoje. Tai jūs gerą Bibliją turite. Tikrai, pas mane irgi yra 11 eilutė. Tu man parodysi gyvenimo taką, tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. Pagalvokit, Dievas man parodys gyvenimo taką ir tas takas bus jo akivaizdoje. Tas takas bus, kaip Patarlių 1:7 sako, išminties pradžia yra viešpatės baimė, ar ne? Aš pagaliau atrasiu kelią, kur viešpats visada mato, viešpats prižiūri, pakartotų įstatymo 11:11. Tenai, kur Dievas laisto tą taką, kur Dievas aprūpina jį. Ir tenai, sako, tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. Tenai sako, kad bus džiaugsmo pilnatvė tame take, kurį Dievas man parodys. Aš buvau pasaulyje, tenai nebuvo džiaugsmo pilnatvės. Dabar aš esu Dievo vaikas. Ten sako, turi būti džiaugsmo pilnatvė. Kodėl kartais būna džiaugsmo pilnatvė, kartais nebūna džiaugsmo pilnatvė. Kartais būna linksma, kartais būna liūdna. Kodėl kai kuriems dažniau būna liūdna negu linksma, a kai kuriems linksma negu liūdna. Dievas pasakė, mano akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. Jeigu yra, tai jinai turi būti pastoviai teisingai. Ar Dievas kartais persigalvojęs atėmė tai? Ne? Kokia antra dalis eilutė sako? Tavo dešinėje malonumai per amžius. Džiaugsmo pilnatvė ir malonumai per amžius. Jūs esate krikščionis teisingai? Pakelkite rankas, kas iš jūsų tiki Dievu. Wow. Tai jūs turite džiaugsmo pilnatvę ir malonumus per amžius. Šiandieną jūs atsikėlę, jūs sakot, wow, malonumai tęsiasi per amžius. Ir tik prabundam šakės, žinai, visos vaivorykštės spalvos tiesiog. Kas iš jūsų taip atsikėlė šiandien ryte? Yra kai kurie ne. Kai kurie ne. Kodėl krikščionis, kai kurie atsikelia su džiaugsmo pilnatvė ir malonumais per amžius, o kiti ne? Kelis dalykus aš pasakysiu. Todėl, kad jeigu tu nori gyventi šitoje eilutėje, realybėje šitos eilutės, tau reikia ne tik tai bandyti gyventi su Dievu, bet ir išbandyti gyventi su Dievu. Žinot, koks yra skirtumas tarp bandyti ir išbandyti? Bandyti tai, kai tu ateini ir taip truputį palieti, žinai, tiek to. O išbandyti, kai yra nuo pradžių iki galo. Kai tu apsigyveni tame. Dievas sako, arba tu myli mane visa širdimi, visomis jėgomis, visų protu, arba tu nevertas būti mano mokinys. Bandyti, truputį, ateiti į bažnyčią kartą į mėnesį, arba 2 kart per metus, per Kalėdas ir Velykas, ar apsigyventi tame.
Tu man parodysi gyvenimo taką. Koks yra Dievo gyvenimo takas? Tai yra tai, kas mane visą pasiema. Arba aš esu visas tame gyvenimo take, arba aš nesu iš viso. Ką reiškia bandyti? Pas Dievą nėra skirtingų lygių krikščionybė. Pas Dievo nėra arba tu visas, arba 80% krikščionis, arba 20%. Arba tik tai Bibliją skaitai vieną kartą per mėnesį, vieną kartą per metus, arba vieną kartą per dieną 3 minutės ar valandą. Nėra pasilygių. Arba tu visą širdį myli viešpatį, arba tu nemyli. Ir šitą eilutę kalba apie žmonės, kurie, žiūrėk, tu man parodysi gyvenimo taką visą, kuriame aš apsigyvensiu. Tavo akivaizdoje aš patirsiu džiaugsmo pilnatvę, nes aš joje būsiu. Galit kas nors išjungti ten tą muziką? Tavo dešinėje yra malonumai per amžius. Kas yra malonumai? Malonumai yra, kada aš išgirstu Dievo žodį ir tai yra antiek man ypatinga ir antiek man svarbu, kad tai yra wow! Nieko nėra maloniau mano gyvenime. Dievas pasakė iš pačio dangaus man ir tai pakeitė viską. Dėl to, kad tai buvo mano malonumas, tai buvo mano širdies dalis svarbi. Aš pasiėmiau tai, visiškai pasiėmiau. Dievas tai, ką pasakė, aš pasiėmiau 100%. Dėl to tai yra malonumai per amžius, jūs skaitot Bibliją ir jūs gaunate malonumus kiekvienu skaitimu. Malonumas nereiškia, kad tu emociškai patyrei, kad buvo gerai, žinai. Skaičiau Bibliją, skaičiau knygą, pirmus 8 skyrius, vien vardai ir pavardės ir sakau, wow, malonumai per amžius. Ne emociškai. Bet Dievas man kalba, štai kame malonumai per amžius yra. Aš su juo gyvenu, štai kas yra gyvenimo prasmė, džiaugsmas. Tai yra malonumai per amžius. Taigi kai kurie bando, bet neišbando. Dėl to jie neturi tos eilutės savo gyvenime. Antras dalykas. Jie tarnauja Dievui, bet nesėkmingai. Mes šiandien kalbėjome truputį apie tai, kas yra apipjaustymas. Gali būti iš raidės apipjaustymas arba iš dvasios apipjaustymas. Raidė yra tai, kas duoda man, kaip man reikia elgtis, taisyklės, o dvasia jinai apreiškia iš vidaus ir pakeičia mane. Ir pakeičia kartą visiems laikams. Kai kurie tarnauja, bet nesėkmingai dėl to, kad jie tarnauja iš raidės, bet Dievo jėgos tarnauja. Ką reiškia su Dievo jėga ir be Dievo jėgos? Kai aš skaitau Bibliją, ar aš bendrauju su Dievu, ar aš bendrauju su Biblija? Ar Dievas yra, ar Biblija yra? Ar Dievo 10 įsakymų yra, ar Dievas yra, kuris nori man pasakyti kai ką? Ar mano visa širdis ieško mylimojo, ar mano tik tai dalis širdies nori pakeisti savo gyvenimą, dėl to ima 10 Dievo įsakymų? O kita dalis širdies eina savo keliais ir turi daugybę geismų. Trečias dalykas. Eina į karą, bet nelaimi. Mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėm, su valdžiom, ar ne? Mes einame į karą ir nelaimim kodėl? Ar jūs žinote, ką Jėzus Kristus padarė ant kryžiaus Jono 19:30? Jisai pasakė atlikta. Ką reiškia atlikta? Žinot, ką reiškia atlikta? Tai reiškia, kad tavo nuodėmės atleistos, tavo senas gyvenimas palaidotas, tu dabar gimei iš naujo,
tu dabar esi dangaus karalystės vaikas ir niekada tai nepasikeis. Tai yra atlikta. Ir jeigu tu esi dangaus karalystės vaikas, tai tu esi ir dangaus karalystės karaliaus vaikas. O kas gali karaliaus vaikui ką nors pasakyti? O kas įtakoja, ar karaliaus vaikas turi valdžią, ar pasaulio šuo turi valdžią? Kas turi valdžią? Ir kada jūs einate į gyvenimą ir jums sako, ei tu idiotė, šuo pasakė. Karaliaus vaikas priėmė šuns patarimą? Ar karaliaus vaikas priėmė tėvo patarimą, karaliaus patarimą? Ar jūs nešate pergalę, kada jūs einate gyvenime ir jūs girdite, kaip šunys loja? Jūs nešate pergalę, jūs sakote, aš esu Dievo vaikas ir tai, ką jūs sakote, tai yra žemos kilmės? Ar Jėzus Kristus padarė viską, kad tu esi ypatingas? Ar jisai padarė tik tai kažkiek, tai kad tu kartais pagostum save, kad vau, jisai mane myli, bet šuo pasakė, kad aš esu niekam tikęs ir aš tam tikiu, nes pažiūrėjau veidrodį. Ar mes turime pergalės vėliavą? Ar mes turime pergalės vėliavą? Kai mes einame į karą šioje žemėje, ar mes turime pergalės vėliavą, kuri sako, kad aš esu ypatingas, kuri sako, kad aš esu galva, ne uodega, kad aš turiu valdžią spręsti, kas šioje žemėje yra naudinga daryti, o kas nenaudinga, o ne reklama per televiziją turi valdžią spręsti, kas man naudinga. Ar aš nešu pergalės vėliavą? Taigi kai kurie krikščionys jie eina į karą, bet nelaimi, nes jie nepasiėmė visko, ką Dievas duoda. Ką žodis atlikta duoda? Atlikta duoda, kad tu nugalėtojas. Atlikta duoda, kad tu nebesi tarp tų šunų. Atlikta duoda tau pergalę per amžius. Ketvirtas dalykas. Daugybė krikščionių. Ir pamokslas buvo praeitą sekmadienį apie tai. Daugybė krikščionių turi bendravimą, bet neturi santykių. Pavyzdžiui, reikia melstis. Dieve duok, Dieve duok, Dieve duok, tu fainas, Dieve duok, aš tikiu, kad tu man duosi. Taškas. Malda baigėsi. O santykiai su Dievu? O ar jisai norėtų tau ką nors pasakyti? O ar tu esi tas, kuris myli Dievą, pas kurį atėjai dabar pakalbėti? Ar tu tiesiog atėjai pasimelsti, nes tokia programa? Kaip ir mes bendravime vieni su kitais, 1 Jono 1:8, ar 7. Tenai sako, ir mes bendravime vieni su kitais ir Jėzaus Kristaus kraujas per tą bendravimą apvalo mus nuo visokių nuodėmių. Kaip apvalo? Jeigu yra santykiai, nedalykiški, bet tikri santykiai. Aš sakau, oi, pažįstu toj bažnyčiai 100 žmonių, žinai, galiu vardus pasakyti. Bet ar tu santykius turi su jais? Ar yra kas ryšia tarp tavęs ir tarp jų? Ar yra Jėzus Kristus, kuris vienyje jūs? Ar tu priėjęs prie jo jautiesi, kad tai savas? Ar tu priėjęs prie jo, tik žinai jo vardą, kad jis iš tos bažnyčios? Ir prie Dievo priėjęs, ir tu žinai, kad tik tai čia Dievas atsiuntė savo sūnų, Jėzų Kristų, numirti už mano nuodėmę, tai eilėraštį pasakai, ar tai ir mano tėvelis? Ar yra santykiai? Kaip aš galiu turėti malonumus per amžius, kai aš neturiu malonumų priežasties pačio Dievo savo gyvenime? Turiu krikščionybę tik tai. Jis yra malonumų priežastis. 5 dalykas. Mes turime amžiną gyvenimą, bet ar turime prisotintą gyvenimą Dievu? Mes turime amžiną gyvenimą. Taip, išgelbėti kartą visiems laikams iš Dievo malonės, kad kas nesigirtų, tai Dievo dovana. Bet ar jisai prisotintas yra Dievo karalystė? Ar tenai gyvena jo savybės? Tu man parodysi gyvenimo taką, tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. Ar tenai yra džiaugsmo pilnatvė?
Tavo dešinėje malonumai per amžius. Ką reiškia tavo dešinėje, kaip jūs galvojate? Jėzus dešinėje, teisingai. Jėzus Kristus atėjo į šią žemę, numirė už mano nuodėmes, nuėjo į pragarą, nunešė tas nuodėmes, 3 dieną buvo prikeltas ir nuėjo į dangų ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje ir jisai užtarė mus. Ką reiškia užtarė? Reiškia kiekviena mūsų nuodėmė, kokia be įvyktų dabar, jinai yra Dievui matoma, bet Dievas apie ją norėtų ką nuspręsti? Žaibą į tave paleisti. Bet Jėzus Kristus sako, tėvelė, ne žaibą, aš atmokėjau už ją. Žaibas nebepriklauso. Tėvas sako, nebepriklauso. Teisingai. Užmokėta, nebereikia bausti. Štai, ką Jėzus tenai daro, argi tai nėra malonumas per amžius? Argi jo dešinėje nėra malonumas per amžius, kad mes esame Jėzuje Kristuje, kur mūsų kiekviena nuodėmė yra užtarta Jėzus Kristaus? Romiečiams 8:34 tai sako. Jisai užtarė, sėdi Dievo Tėvo dešinėje. 6 dalykas. Per išgelbėjimą mes turime vienybę, bet ar turime intimumą tarpusavyje? Yra vienybė. Ne? Mes susirinkę, vienodas Biblijas turime, bliuzonus turim krikščioniškus nusipirkę iš konferencijos. Kokia vienybė? Ne? Sijonus nešiojam ilgesnius, nes esame vienybėje. Nesikeikėme, nes esame vienybėje. Bet ar intimumas yra? Ar jautrumas vienas kitam? Ar mes esame Jėzaus Kristaus, kuris yra galva, esam jo kūnas, organizmas, kuris jaučia vienas kitą? Jeigu mes mylime Dievą visą širdim, visomis jėgomis, visų pratu, tai mes neturim problemų su tais klausimais. Mes turim džiaugsmo pilnatvę, nes turime tikrą gyvenimą. Mes turime pergalę, mes gyvename tame. Mes turim vienybę, santykius turim. Ir džiaugsmo pilnatvė per amžius. 100% mes ten gyvenam. Vienas vaikas iš globos namų, jį įsivaikino, jisai buvo toksai, su kojam buvo problemas. Jį įsivaikino ir žinai, jam reikėdavo daug priežiūros, ir tėvas išėjo pasivaikščioti su juo į lauką ir jis laiko už rankos. Ir ta ranka išslydo ir vaikas nukrito. Vaikas nukrito, vaikas susižeidė, vaikas pakėlė akis į viršų. Ir sako, tėti, padėk man. Pasakykite man, kai mes nukrentame, pakeliam akis į viršų, sakome, tėveli, padėk man. Ar jisai myli mane? Ar jisai padės man? Kai aš iškeliu ranką į viršų, sakau, aš susižeidžiau, nuodėmė mane paveikia. Tėveli, padėk man, ar jisai myli mane? Ar aš tikiu, kad jisai ranką išties? Ar aš tikiu, kad jisai mane pakels? Ar yra tie ryšiai? Prie ko aš puolu, kad aš krentu? Ar aš puolu prie taisyklių? Gerai, ką aš netvarkoj padariau, kaip man čia dabar sutvarkyti visą tai? Kur Biblija rašo apie tai? Tu aš išspręsiu, daugiau gyvenime to nebedarysiu. Ar tai yra mano gyvenimas krikščioniškas? Ar mano akis pakyla į viršų, sako, tėvelė, aš tikiu, kad tu myli mane. Padėk man. Pasakykite man, ar jisai myli mane. Toj pačioj psalmė 16, 8 eilutė. Nuolatos statau viešpatį prieš save, kadangi jis mano dešinėje, aš nesusviruosiu.
Nuolatos jisai yra šalia manęs. Aš kritau, tėveli, tu myli mane. Padėk man. Pasakykite, jūs savo asmeniškai atsakykite klausimą, ant kiek labai jisai tave myli, ar jisai gali padėti ten, kur tu esi. Tai nėra teorija. Tai nėra kokį tu žinai teisingą atsakymą. Ne, iš tikrųjų. Ar jisai myli tave ir ar tau iškėlus ranką, ar jisai išties tau ranką padėti. Ant kiek labai jisai tave myli. Kai tu prašysi duonos, jisai duos tau akmenį. Mūsų žemiški tėvai taip nedarė. Mes prašėm duonos, jie davė duonos. Ane? Mes prašėm valgyti, jie mums nepadavė skorpiono kažkokį. Taip Jėzus pasakė. Argi mūsų dangiškas tėtis nėra dar daugiau negu tai? Ar mes žinome, kaip jisai myli mus? Atsiversime psalmę 68. Devynioliktą eilutę. Tebūna palaimintas viešpats, kuris kasdien mus apkrauna geradarystėmis. Wow. Kasdieną mus apkrauna geradarystėmis. Ar jisai myli mane? Kaip aš šiandien elgiausi? Kaip aš vakar elgiausi? O kaip jisai elgėsi? Kaip aš elgiausi? Pagal mano vertinimų sistemą, ant kiek tai buvo žiauru? O kaip jisai elgėsi, kai aš buvau toksai žiaurus? Tebūna palaimintas viešpats, kuris kasdien mus, kasdien ir vakar, kai aš tai padariau, apkrauna geradarystėmis. Tai yra mūsų išgelbėjimo Dievas. Toksai jis yra. Jisai toksai yra. Pasižiūrim psalmę 35. Dvidešimt septintą eilutę. Tešaukia iš džiaugsmo ir tesilinksmina tie, kurie pritarė teisiai mano bylai. Taip tegul jie nuolat sako, tebūna išaukštintas viešpats, kuriam patinka jo tarno klestėjimas. Patinka jo tarno klestėjimas? Kaip jisai elgėsi šiandien? Kaip jis elgėsi vakar su manim? Ar jisai myli mane? Kuo mes jis susirūpinęs? Jam patinka jo tarno klestėjimas. Štai kuo jisai susirūpinęs. Ar jisai nori, kad aš turėčiau daug pinigų? Ne. Jisai nori, kad mano gyvenimas būtų visas jo rankose ir patirtų džiaugsmo pilnatvę per amžius. Štai apie kokį klestėjimą mes kalbam. Aš atsikeliu ir džiaugiuosi, nes tėvelis su manim. Aš krentu, aš pakeliu akis ir aš sakau, aš tikiu, kad tu mane myli. Aš tikiu, kad tu mane myli. Pagalvokite apie tai. Aš tikiu, kad tu mane myli. Aš tikiu, kad labai mane myli. Aš tikiu, kad tau rūpi mane pakelti. Aš tikiu, kad tau rūpi man duoti save. Tu nori, kad aš tave turėčiau savo gyvenime. Štai kaip tu mane myli. Atsiverskime Jobo 36 skyrių.
Jobo 36 skyrius. Puslapį 617. Jobo 36:11. Jeigu jie jam paklūsta ir tarnauja, jie praleis savo dienas klėstėjime ir savo metus malonumuose. Deividas pasiklydo. Jobo knyga yra kaip ir tavo 36:11. Jeigu jie jam paklūsta ir tarnauja, jie praleis savo dienas klėstėjime ir savo metus malonumuose. Štai kas jam rūpi. Kodėl jisai mums kartais duoda rykštę? Kodėl kartais pataiso? Todėl, kad jam rūpi mano klėstėjimas. Dvylikta eilutė. Bet jei jie nepaklūsta, jie pražus nuo kalavijo ir jie mirs be pažinimo. Kas yra kalavijas? Hebrajams 4:12. Dievo žodis yra aštrus kaip dviašmenis kalavijas. Jie pražus nuo ko? Nuo Dievo žodžio, kurio nepažįsta. Nuo Dievo žodžio, kurio neskaito, nuo Dievo žodžio, kuriom nesirūpina. Krikščionis gali pražūti nuo Dievo žodžio, nes jie tapo Dievo karalystės vaikai, bet nėra visa širdim Dievo karalystėje, o dėsniai tai liko. Dievas sako, aš plauku savo vaiką, nes aš jį myliu, nes jis eina klaidžiamokslio, aš noriu jį atstatyti. Jeigu tu tapai jo vaikas, bet tu nesi visa širdim jo karalystėje, jo normose, jo standartuose, jeigu tu nemyli to, jeigu tu nemyli Dievo, jeigu tu nemyli jo reakcijų, jeigu tau neįdomu, kaip jisai jaučiasi, kai tu taip gyveni, tai tu pražūsi nuo dėsnių, kurių nepažįsti, nuo dėsnių, kurie yra dangaus karalystėje. Ar sunku yra paklusti Dievui? Mato 11:30 sako, nes mano jungas nesunkus ir mano našta yra lengva. Ateikite pas mane visi, kurie alkstate ir esate prislėgti. Nes mano jungas nėra sunkus ir mano našta yra lengva. Ar sunku paklusti jam? Sunku, jeigu aš paklūstu jam be santykių, be intimumo, be artumo su juo. Tada yra sunku. Čia yra tūkstančiai įsakymų šitoj knygoj. Bet ką pasakė Jėzus, kuris yra vienintelis įsakymas, į kurį sueina visi? Koksai įsakymai? Mylėk viešpatį visą širdim, visą sielą, visom jėgom. Tai yra pirmasis ir didžiausias įsakymas, į kurį sueina visi. Visi įsakymai, visi tūkstančiai įsakymų sueina į vieną. Jeigu aš kritęs pakeliu akis į viršų ir sakau, tėveli, padėk man, tai aš vykdau visus įsakymus. Aš ateinu pas jį, kuris yra tobulumas mano. Kurisai mane paėmęs į savo rankas, aš būsiu saugus. Tenai bus įvykdyti visi įsakymai. Bet jeigu aš kritęs nekeliu akis į Dievą, nes neturiu santykių su juo, ir sakau, aš pats atsistosiu, aš pats susistiprinsiu save. Toj kažkaip tai, žinai. Tėve, nesikišk, aš turiu Bibliją. Aš tenai žinau, kaip reikia tai daryti, ten yra tūkstančiai paliepimų. Žinau, kaip atsistoti mano gyvenime.
tada tai yra labai sunku. Labai sunku. Ir žinokite, kad krikščionių gyvenime tai yra labai dažnas atvejis, kai žmogus pats be Dievo tai daro. Labai dažnas atvejis. Ar žinote, kad velnias jisai neturi asmenybės? Velnias jisai yra niekas. Jisai neturi nieko savo. Velnias yra tai, kas paėmė Dievo ir apvertė aukštinkojam. Jisai neturi savo nieko. Ir žinote, ką velnias daro su žmonėm pasaulyje? Kodėl žmonės pasaulyje kaimynas nepažįsta kaimyno? Kodėl jie svetimi vienas kitam? Todėl, kad velnias yra tai, kas neturintis asmenybės, jis daro visus kitus ne asmeniškai žmonėmis, bet krūva žmonių daro. Tai yra pavyzdžiui, vyksta karas, ane? Mes sakom, kiek žuvo? Milijonas žuvo. Milijonas žuvo. Faktas. Atsiminsiu. Aš žinai, kad tenai iš to milijono buvo viena asmenybė, kita asmenybė, trečia asmenybė. Ar žinote, kad vaikus privartauja, kiek statistiškai vaikų išprivartauja Lietuvoje? Bet ar žinai, kad tenai vieną vaiką išprivartavo, kuris turėjo savo galvoj minčių, tikslų, svajonių, pasaulėžiūrą turėjo. Jisai buvo asmenybė. Ir paskui kitą išprivartavo, kuris irgi turėjo gyvenimą, kuris buvo ypatingas. Velnias nori, kad mes to nebematytumėm kituose ir kad mes patys būtumėm bandos krūva. Ir velnias nori, kad mes ir Dievo nematytumėm kaip asmenybės. Jisai nori, kad mes žiūrėtumėm į Dievą kaip, žinot, žodis Dievas, užrašant lentos žodis Dievas. Jo, jis yra Biblijos žodyne vartojamas žodis, aplink kurį sukasi visos taisyklės. Ir Dievas yra dėsnis, kuris vadinasi, eini į kairę žaibas, eini į dešinę glostau. Kad jisai nėra asmenybė, jis yra tik dėsnis. Jeigu nieko nedarai skęsti, jeigu kažką darai, plauki viršų. O kur tėvelis? O kur draugas? O kur tas, kuris jaučia? Kur tas, kuriam rūpi mano klestėjimas? O kur tas, kuris mąsto apie mane? Ar jisai mąsto apie mane? Ar jis tiesiog tik Dievas yra žodynė? Jisai yra asmenybė. Ir mūsų bažnyčia jinai yra apie Dievą, kuris yra tėvelis. Taip jis yra ir karalius, taip jis yra ir guodėjas, taip jis yra ir gydytojas. Bet jis yra asmenybė. Jis ne išgydymo formulė. Jis ne pagodo žodžiai. Jis yra kaip žmogus, jis asmenybė. Ir Biblija rašo apie daugybę dalykų, ką Dievas turi. Jisai eina, reiškia turi kojas. Jisai ištiesia ranką, jis turi rankas. Jis yra galva. Jisai mato, jis turi akis. Jisai kalba, jisai turi burną. Jisai įkvepia, jis turi nosį. Įkvepia gyvybę Adomui ir Ievai. Jis turi nosį. Teisingai? Jisai yra asmenybė, jisai yra tikras. Ir mes turime netaisyklių krūvą. Ir dėl to nesusikoncentruojame į taisyklės. Artinamės prie jo pačio. Kaip jisai myli mane? Argi ne jisai pasakė, kad aš tavęs niekada nepaliksiu ir nepleisiu, Hebrajams 13:4. Niekada 13:5. Ar jisai buvo tas, kuris sakė, atiduok man savo rūpesčius, Filipiečiam 4:6? Ar jam rūpi? Taip, jisai asmenybė, jam rūpi. Ar jisai yra tas, kuris sako, aš pašaukiau tave ir įvykdysiu, 1 Tesalonikiečiam
5.24. Ar Jungas sunkus yra, jeigu jis pasakė, aš tave pašaukiu ir įvykdysiu? Ar sunkus Jungas? Jeigu jisai atleidžia mano nuodėmes, kai aš jas išpažįstu, ar jisai sunkus Jungas? Kaip palengvina naštą. Kuris sakė, aš amžiną meilę tave pamilau ir mylinčių gerumu tave pritrauksiu prie savęs. Ar tai sunku? Ar aš labai sunku darbą turiu? Turėti nuostabiausią mylinti tėvelį, tai yra sunkus darbas? Kuris savo mylinčių gerumu mane traukia prie savęs ir keičia mano širdį, apsigyvena mane ir veda mane. Tai sunkus darbas? Ar tai yra Jungas, kuris yra nepakeliamas? Ar ne? Ok, pabaigai aš perskaitysiu tokį anglišką eilėraštį esu išvertęs. Jisai nesirimuoja. Angliškai. Vienas tikintis žmogus, kuris pradėjo savo gyvenimą su Biblija, o baigė savo gyvenimą su Dievu. Tai yra mūsų pamokslo tema šiandienos. Jisai parašė tokį eilėraštį. Kažkada tai buvo palaiminimas, o dabar tai yra viešpats. Ar yra skirtumas? Kažkada tai buvo pojūtis, o dabar tai yra jo žodis. Tai yra autoritetas. Tai yra svoris, tai yra tikra. Kažkada aš troškau dovanų, o dabar trokštu tik dovanotojo. Kadaise regėjau išgydymus, o dabar regiu tik patį gydytoją. Štai link ko mes einam. Tik apie Jėzų aš giedosiu, nes viskas yra Jėzus ir vien tik jis yra viskas. Štai link ko mes einam. Štai kas yra krikščionybė. Jis yra santykiai. Tai tiek norėjau šiandien papasakoti. Amen? Amen.